Karočiui, sveiki, žinot ką padariau, kokį prikolą. Paskambinau Guodai ir pasakiau, kad taip kažkur pasiklydau. Tiesa, aš niekur nepasitikrinau, aš tiesiog apsimečiau, kad aš verkiu. Pakeičiau savo balso toną. Tai parandau. Dabar einu vėl į savo vietą. Turėčiau kuo greičiau ten nueiti, nes jo. Tai esmė yra tai, kad aš tiesiog pasislėpsiu. Taip, arba kad pasiklydau ir panašiai. Na ir kažką sugalvosiu, kad po jos ateis ir panašiai. Nes aš jau pirmai jas apgaudinėjau ir dabar sakau, tipo, aš esu žaidimo aikštelėj, aš esu ten naujam kely, ten aš esu prie Godos namų, tai esu prie kapinių ir panašiai, jos ten ėjo. Bet kai pasakiau, kad einu, kad esu avarinį sportuoju, jos jau nebėjo. Tai ta vieta, karočią, supratau, kad reikia tiesiog apgaudyt. Taip pasakyti, kad pasiklydau kažkur vietoj, kad naujo kelio, taip avariniai. Ir taip jos manim patikėjo. Ir taip pasako, neverk, Vilte, ateik į mūsų, sakau, kai man reikia jūsų, jeigu aš pasiklydau ir panašiai. Tai jo. Ir taip dabar reikia sugalvoti kokį kitą planą, nes tipo nežinau, kaip man tai noriu padaryti. Tiesiog randau, nežinau. Jis tipo pasakiau, kad pasiklydau ir panašiai. Tipo aš kelio neberandu į namus ir taip toliau. Nes ant mazą norėjau pastumėti, kad tipo eitų jos į varinę, tai va. Planą sugalvojau ir tipo jo. Dabar jinai ateina tiek Goda, tiek Agnė ir Agnių šuo. Tai jie visi trys ateina manęs gelbėti. O aš einu į savo vietą, ten kur pirmai stovėjau. Turėčiau greit nueiti, nes tipo jos irgi ten jau bėgs, gal net jau skubės, tipo ir panašiai. Ir tipo, kai jos man vėl paskambins, tipo, radau kelią atgal namo. Tipo, jūs ieškojot, aš tiesiog vaikščiau kažkur. Ir tipo, radau kelią į namus. Tai jo. Tikrai čia manęs ką tik skambino. Ir tipo, sako, kur aš sakau, tokių verkiančių balsų, sakau, avariniai kažkurioj vietoj. Nežinau, žinau, nerandu kelio. Ir dabar, kai jos ten ateis, turėčiau šiaip pasiskubėti, nes mane jas pamatys. Ir man dabar sako, ir karočiui. Ir randam, tipo, pasiklydau. Ir girdėjau, kad jinai ateina su šunim. Tai jo, turėčiau eiti greitai, nes, tipo, randam, aš turiu pasislėpti, kad jos manęs nematytų. Ir parodyti jums, kaip jos eina manęs ieškoti. Kažkur avariniai ir panašiai, kad čia kelią nerandu, nepažįstu nieko. Apsimetu kaip durna ir tiesiog randu. O paskui sugalvosiu kitą vietą. Tipo, dar toliau kažkur nuėjau ne avariniai, bet kažkur prie kažkokio tiltelio šiam padarysiu tokią tipo, nesąmonę. Tai jo. Tai va, tiesiog, tipo, jau kažkur vietoj, važinės radau kažkokį tiltelį, tipo, upė tenai, ežeras, bibi žino kas, o va ten kažkur yra, tai tikrai yra. Ir tipo, jo, račiai, pažiūrėsim, kaip man seksis, bet man rodos, kad aš neilgai neužterpsiu, nedaug su kuo. Na ir karočiui. Parodysiu, kur dabar slėpsiuos, kad jos manęs tiesiog nematytų. Randam, va čia kažkur pasislėpsiu, šitoj gatvėj. Ne. Tipo, nu va čia kažkur, ne. Čia atsitupsiu. Ne. Va čia miškelis ir tipo, per va čia aš žiūrėsiu, kaip jos eina. Jei tipo matysiu, tada jo, turėtų kuo greičiau ateiti. Man rodos, tada sugalvosiu kitą planą. Man rodos, tas planas ir bus, kad tipo esu prie upelio ir panašiai, tai va čia. Va, atsitupu. Ir tipo važiuoju. Va, tai va, ir jos turi pro čia praeiti. Tipo, ten, kur raudona bobutė eina. Su raudonu, ten bobutė eina. Tai pro čia turi ateiti tiek Agnė, tiek Guoda, tiek jo šuo. Tai laukiam rezultatų, biškai labiau pasislėpsiu, kad jos manęs labiau nematytų. Kažkur čia maždaug. Karočiui ir va. O taip karočiui kimarinsiu. Aišku, čia matas, bet čia medžiai, tai gal nelabai matysis, tikiuosi. Tai karočiui laukiam rezultatų, gal tikrai ateis. Jei paeis, tai jei bus, jei.
Gerai, laukiam rezultatų, žiūrėsiu ar ateina. Randam tipo tai bus, kad aš esu juoda, ne? Bet čionai tie medžiai man turėtų man padėti, bet jei jie man nepadės ir mane ras, tai aš būsiu šokė, karačią. Bet jo, dabar žiūriu, ar jos ateina ar ne. Nu, joms dabar labai toli eiti, bet, nieko, palauksiu. Taip patupėsiu, taip pasėdėsiu, taip pastovėsiu, nes dabar randam stoviu, kol jų nėra. Tai jo, karačią. Ką jos dabar mano apie mane, net neįsivaizduoju. Bet, karočią, kai jas pamatysiu, iš karto tūpsiu žemyn, nes, tipo, nenoriu, kad čia mane visą pamatytų, kad stoviu ir panašiai, nes, tipo, jo, tai dabar lauksiu, kad jos ateit, kažką pakimarinsiu čia, karočią. Tai va, taip, va čia va slepiuosi šitoj vietoj, tipo, atsitūpsiu ir, tipo, bus normaliai. Dar tas vėjas, tai jo. Medžiai tikrai plevėsuoja. Jo, dabar laukiu, kol jos ateis. Kol ką, karočią, tai jo. Tokią nostalgiją norėjau padaryti, nes, tipo, neturiu ką veikti čia, tai jos pirmai mane ten išdavinėjo, neišdavinėjo, bet, tipo, jos ten darė nesąmonės, tipo, aš jiems nagus nulakavau, bet jos nuo manęs pabėgo tiesiog. Tai aš jiems atsikėrėšiu. Tipo, pasiklydau, mane gelbėkit, bet reikia tokių verkiančių tonų padaryti, tai paneruosim biškį. O paskui žiūrėsiu, kaip bus. Tai laukiam dabar, kol jos ateis. Parodysiu tikrai, kur jos eina ir panašiai. Tai va, tik reikia žiūrėti, kad jos manęs nepamatytų. Tai jo. Aš kiek žinau, kad jos į mano pusę net nežiūrės, nes jos žiūri tik tai avarinės pusę. Tai kas ten už medžių ir panašiai, jos tikrai nežiūrės, nes tai nėra šokas šešėtinės, bet tiesiog atsilyginimas joms, tiesą sakant, ir jo. Tai tiesiog laukiu jų, kai jos praeis pro tą pusę. Tikiuosi kito kelio jos nesugalvos, nes žiauriai bus jau sunku man. Šiaip galiu ten bėgti. Ten galiu bėgti, bet irgi logiškas mąstymas, kad tiesiog biškį sunkoka bus bėgti kalną. Tai va, dabar tiesiog laukiu. Man rodos, jos dar taip lėtai eis. Tai aš turbūt 10 kartų tipo pasiklysiu. Tiesiog randau, sugalvau nesąmonę, nes tipo neturiu ką veikti, aš ten namie sėdžiu, kimarinu, karočią. O aš tiesiog laukia kimarinu, šalu, blėt. Karočią. Tai va, tiek ir papasakojau, ką dabar darysiu. Tai dabar lauksiu Guodos su Agne ir jo šunim. Tai jo. Per tą laiką aš tipo pasiklydau. Kol jos atėjo, aš tipo į kitą vietą nuėjau. Kol jos dar nuėjo iki upelio, tada aš vėl į kitą pusę nuėjau. Karočią, taip ir kas. Bet po upelio reikia sugalvoti, kur aš nuėjau, nes tipo random reikia galvoti. Dabar net nežinau, galvoju ir nesuprantu, kur man dar nueiti po upelio. Kažkokią vietą radau, kažką. Įdomiai. Sugalvoti reiks. Tiesą sakant, net nežinau, ar galvosiu, nes tipo po upelio, tipo pamišky kažkokį sėdžiu. Jo, pamišky, blėt. Miškuose, nakui sėdžiu. Tai tiesiog random. Dabar dairausi, nes tipo nežinau, kada jos gali išlysti ir kada jos gali net pamatyti mane. O skambina, palaukit. Random, man dabar paskambino Agnė, Guoda. Ir tipo pasakė, kur tu? Ir sakau, tipo variniai kažkur prie varinės, nežinau, kažkur. Tipo tokiu verkiančiu balsu, sako, Agnė, neverk, viskas gerai, mes visur rasim. Tai jos dabar yra prie kapinių. Žiauriai ilgai aš laukti reikės, bet nieko negaliu padaryti. Tokia nostalgija, karočią, tai dabar lauksiu, šalysiu. Jo. Tai jo, laukiam. Žiūrėsiu, ką jos ten eidamos burbuliuos. Tai karočią, laukiam. Dabar, kol laukiu tos Guodos, Agnės ir panašiai, kurios ateis, man pradėjo rašyti draugas, tipo, buvęs irgi, bet, pofig galvoju. Ir, tipo, rašo, tu pasiklydai? Aš tokia, jo. Tiesiog random, nežinau, ką daugiau daryti. Jis sako, kur tu foto atsiųsk? Aš sakau, nežinau, kur, aš jums taip toliau. Aš tokia foto atsiųsk.
Galvoju, nežinau net. Tai karoči, laukiu dabar jų, nu ir jo. Žiūrėsim, iš čia bus. Bet nuotikiu daug, karoči, aš pasiklydau. Manęs tai pradės ir draugas ieškoti, draugas, bet, buvęs. Kur reikia, jau reikia. Jau reikia, girdžiu kaip jos reikia, karoči. Jos yra tikrai prie avarinės nebetoli. Ir karoči, jos jau pradeda rėkti, girdžiu kaip reikia. Vilte, kur tu atsirask? Tai karoči, galiu pamatysiu, kad jos eina. O, eina. Rimtai eina. Eik, tuoj parodysiu. Random dabar nesimatės, bet karoči, va jos. Va ten, matot, su nagu rodau. Tai va jos va ten eina. Va, kur rožinę matot, va jos ten eina. Va karoči, random, va jos ten. Medžiai plevėsuoja, nematau, blėt. Tai karoči jos. Kur jos yra? Va. Va jos eina. Prie akmens, matėt? Tai dabar random, man jos dabar skambins. Va jos eina. Jo eina. Dabar karoči. Jo. Va, matot, eina. Tai parodysiu su pirštu. Va. Jos eina. Ir jos rėkia dar. Eina. Dabar random padariau taip, kad jos eina į varinę, bet dabar jos man paskambino, dabar va paskambino jos man ir pasakiau, kad kažkokio prie upelio ir panašiai, kad kur mes ėjom ir panašiai ir taip toliau, bet dabar turiu pabėgti, nes man rodos jos mane matys arba jos manęs nemanys, bet taip pasakiau, kad prie kažkokio upelio. Tai jo, man rodos jos mane matys ir karočiai jo. Mano planas paėjo. Tai karoči, dabar tyliai reikia būt. Ble, nematau jų. Bet po. Ir karoči, man reikia kažkaip pabėgti. Man rodos reiks į tą pusę. Tai paradom. Jo. Tai karoči, parodysiu, kurios dabar eina, man rodos. Arba aš jų dar net nematau. Jos ten. Matot? Jos ten. Eina. Random vienas dalykas, kad aš negaliu dabar niekur bėgti, nieko daryti. Jis tiesiog pučia toj vietoj, kur dabar labai pučia vėjas ir man žiauriai šalta. Tai dabar pagalvojau eiti tuo keliu miškeliu biškį, bet nenoriu pamatyti arba tiesiog reikia pabėgti. Bet bėgti irgi neapsimoka, nes girdėsis kaip bėgu. Nežinau, ką daryti tiesiog dabar. Tiesiog palauksiu, kol jos nueis. Bet irgi dabar yra esmė. Per šitą tarpą, man rodos, jos mane matys. Arba man pasitraukti reiks čia mane. Na, čia kažkur. Ir taip jos manęs tada nebematys. Random. Tai aš nežinau, ar jos eina į priekį ar atgal. Nes jūs turi eiti į priekį, ne atgal. Tipo, nerandu dabar jų. Nu, bet nieko. Mano nostalgija. Taip ir reikėjo galvoti, karoči. Tai vat. Jo. Tiesiog. Random, aš jų nematau dabar. Kur jos yra? Štai vieną pusę ir kitą pusę žiūriu, bet... Kaip įsigandau. Ai, čia varinė. Bet dabar aš jų nematau tiesiog. Aš nežinau, kur jos nuėjo. Bet jo. Nebėra. Tai man rodos jos nuėjo greičiau negu aš. Manau. Tai man rodos turiu šansų pabėgti. Iš čia. Nes aš jau dabar niekur nematau. Tai random jo. Stengsiu bėgti. Nes dabar nematau, tai jo. Aš nenoriu rizikuoti eiti tenai. Nes tipo pamatęs ir panašiai. Tai teks eiti tenai už nugaros, kur man yra. Tai jo, bandysim. Random, aš nei čia nematau.
ten tai nežinau, ar matau, bet nelabai. Ir randam šitoj pusėj nematau. Matoj pusėj nematau. Tipo, tai kur jos yra? Tipo, what the fuck? Jos taip greit nuėjo, noriu pasakyti. Karoči. Dabar, man atrodo, jos mane mato. Nes ką tik skambino. Ir tipo, jos dabar reikia kažkur. Ir tipo randam, aš nežinau, man tupt gal labiau reikia negu šią vaikščiosiu taip. Karoči, reikia bėgti, nes aš nežinau, ką man daugiau reikia daryti. Nusipils manęs. Tai tiesiog ten buvau dabar bėgu. Nes aš jom pasakiau, kad esu prie kalno kažkur. Ir jos dabar ten, manau, arba mane rado. Arba aš tiesiog nebeturiu kitų šansų. Tai dabar parodysiu, kur einu. Jėzus, tu mano, prisigandau. Tai randam, aš ten buvau, užlipau į kalną. Dabar einu čia. Ir taip randam. Manęs duras. Pabėgau. Net uždusau. Tai va, nelauk. Ura. Tai va, dabar jūs manęs nematėt. Ir taip randam. Tai gal turiu galimybę pabėgti. Ir taip rasti tą kalną. Man rodos. Ir užlipti jį taip pat ten pabūt. Taip randai kažkokiam kelią atsirado. Tai jau. Dabar man reikia visą kelią tiesyti, kad atsidarčiau tenai, kur kalnas. Taip, randau. Padusau biškį. Atsibėgau. Praeinam, gerai. Ir jau, karoči, mes ten, bet aš čia esu beveik prie kalno. Ir įsivaizduojate, kad jos vėl man to įskambins. Jis sakys, kur tu? Ir jos, man rodos, bėgo. Ir kiek aš girdėjau, kad jos bėgo ir savo, tipo, mes matom tave ir panašiai. Ir, tipo, galvoju, nu, nahui, reikia bėgti kuo greičiau. Ir jo, tai tiesiog pabėgau iš tos vietos, kur turėjau būti. Bet dabar einu į kalną. Mes dabar žiūrėjau ilgais. Nu, tipo, kažkas toks. Žiūriu, pavargau, bet jo, karoči. Tai va, judu toliau į priekį. Dabar man visą kelią tiesiai. Man nors nebedaug liko eiti. Ačiū Dievui. Bet užlipti kalną reiks. Tai čia irgi nostalgija. O čia. Upa. Kažką girdėjau. Turėjau biškį pabėgti. Kažką biškį girdėjau. Turėjau biškį pabėgti, nes galvoju. Gal man girdėjosi. Tas Agnės Apakulos balsas. Tai karoči. Tokia dalis. Aš apgalvau, kad tipo pasiklydau. Tai jo. Dabar lipsiu kalną, bet iki kuo greičiau. Tipo randam. Vos apėjau visą ratą. Man va ten dabar reiks lipti. Nes tipo, sakiau, kad prie kalno. Ten, kur... Blet, tik nereikėtų, kad iškrisčiau. Tipo randam. Gerai, jų ten nesimato. Nes per kažkaip pusę turi. Jos ten būti. Dabar turiu pabėgti. Užlipti šitą kalną. Tipo, kai jos vėl man paskambins, sakysiu, kad ant kalną, nes jos jau man pirmai skambino. Dabar vėl užlipo. Vis tipo reikia. Ir dabar čia pailsėsiu. Pasikėliau, kad Gudos ir Agnės balsą girdėjau. Nu, bet jau užlipu vėl čionai. Nes tipo random noriu pažiūrėti.
Ir taip daugiau nebeturiu kur bėgti. Tiesiog čia ir mano paskutinės bus dalis. Ir sakė, kad Agnė yra apsiverkus. Tai yra čia. Jo. Pabiškai jau lipu. Palaskambina mama dar. Tai buvo, kad man paskambino vėl Guoda. Ir tipo, kur tu? Tipo, nesakė, kur aš. Bet sako, mes jau prie kalno. Aš tokia, taip greit. Nu, nakui. Nu, bet aš esu prie kalno. Va. Ten nusileidimas, kur aš lipu. Ir karočią dabar laukiu. Kol jos ateis, aš negaliu bėgioti. Bet šį kartą pasinaudau savo gyvybę ir tiesiog pabėgiojau. Tai tiesiog dabar, kol jos ateis ir panašiai. Aš turiu dar laiko pailsėti. Ir kai kalbėjau su Guoda ir jos matė kažkokią babutę ar kažką, jis tipo Agnė paklausė, o matė tvirtę? Aš tokia, su kuo man ten šneka? Aš tokia, nu pizdėt. Nu karočią, taip random gaunas, kad čia yra mano paskutinė vieta, nes aš daugiau neturiu kur bėgti. Tai jau nes pasakiau, tipo, kur čia važinėjom, slidinėjom, karočią. Vėl skambina. Ką tik baigiau kalbėti su Guoda, nes vėl man skambino. Ir jos buvo ne į tą pusę biški nuėjusios. Kiek supratau, tai tiesiog paaiškinau, biški paprašiau, kad tipo, ten, kur mes buvom praeitą kartą, ten, kur arklius matėm ir panašiai, ant kalno esu. Ir tipo, jos dabar ateina, tipo, jo, išrandom biški jau palsėjau, norėčiau dar bėgti, bet nebeturiu kur, nes jos jau ateina ir per vėlų. Ten negaliu bėgti, nes ten nežinau, iš kur išlysim. Karočią randam, tai dabar aš pasėdėsiu. Šiaip patapysiu, nesėdėsiu. Ir jo, tiesiog randam. Ir laukiu, kol jos ateis, nes tipo, ale pasiklydau. Ir viskas šitas susidėjo įkeltas į YouTube. Tai jo, tai dabar lauksiu, kol jos ateis. O dieve. Tai va tokia ir istorija ir buvo. Norėjau biškai aptrendinti jos. Ar jau čia reikia, ar man tik pasigirti? Tai karočią dabar turiu poilsio. Tai keista biškai. Tai jo. Dabar tupiu. Va. Tupiu, ne. Ir jos iš ten turi ateit, bet dar jos nesimato. Tai va tiesiog mėgaujuosi tokiu oru. Žiūrint ir jo. Turi iš ten ateit. Bet kadangi jos nesimato, nes dar lipa į kalną tikrai. 2 kalnai, tai va tiesiog čia naiva. Va ten šitoj būdoj, man rodos, arklys yra. 2 arklis, tai jau tiesiog random. Aš čia tiesiog kimarinu. Nu taip, tiesiog biški jas panervuot reikėjo. Tai jo, įdomiai. Ir man rodos dar vienas dalykas, kad jos kai ateis, ane, mane pamatys ir sakys, tipo, nusileisk žemyn, ane, nes, tipo, jos į viršų tikrai nekils, nes, tipo, pavarguotas. Tai tiesiog dabar laukiu, kol ateis, tupiu dabar, nes tingiu stovėt, karočią, tai va. Ir, tipo, randam, dabar laukiu, kol jos ateis. Žiauriai nuobodu laukti, nes jos tipo labai lėtai eina, ar tipo jau pavargo lipt kalnu. Tai čia labiau pavargau, nes tipo aš bėgau, kai jas pamačiau arba išgirdau. Ir tipo ėjau dar greitai, tai jo tipo randam. Šiaip tai jo. Šiaip koja jau paskauda biškį, tai reikia atsistoti, nes nutirpo kojos. Baisu. Tai jo, tokia ir istorija. Jos dar neateina, taip ilgai lipa, ar taip ilgai eina. Gilai negaliu pamatyti jų, bet, nu, čia medžiai trūdo, tai... Blekai. Nu, bet jo. Karočią, o taip laukiu jų. Stoviu prie kalno ir laukiu, kol jos ateis mane surasti. Jo. Aš jas apgavau. Visų pirma, karočią. Jo, šitą video tikrai pamatysi YouTube. Ir aš sakysiu, to mane apgavai, mus apgavai. Sakysiu, tai ką pat reikėjo daryti, jūs tik namie sėdit, aš tai tiesiog čia kimarinu, blet, laukia. Karočią.
Jau būtų senai jos užlipusius. Ai. Ne. Pabandysiu surėkti, gal išgirs. Goda, Agne! Neišgirdo. Nes jei jos yra netoli, tai reiškia turėtų girdėti. Nu, ilgai lauksim, kol jos ateis. Bet aš ir jau jas turėčiau girdėti, jei jos jau turbūt nebetoli. Nu, randam. Nes bažiūriu už manęs yra. Nu, aš čia naiva. Dangus pasidaręs toks biškiai nejaukus man. Tokie debesis kažkokie nejaukus pasidarė man. Nu, karočiui. Karočiui dabar lauksiu pusę valandos, kol jos čia ateis. Nu, tiesiog jos juokina. Jos greičiau tai negali ateit, aš pabeigsiu šią. Karočiui, random. Jo. Karočiui, laukiu toliau jų. Taip pat dar vieną dalyką sugalvojau nusisukti. Taip pat ten kalnas, ne? Ir ten nusileisti reikia atsakiau nugarą. Taip pat, kad ar tikrai aš, nes taip pat, randam, o dabar esu čia atsisukus nugarą. Nu, tipo, čia žiūriu, o ne, ir taip galvoju, ar jos mane iš nugaros atpažins? Įdomiai bus, bet jos neatėjo dar. Aš biškį netikiu jom. Pusę valandos laukiu, kol jos ten užlips. Bet jų nesigirdė, per kurį galą ėjo. What the fuck? Arba aš jau jas girdžiu, arba man tiesiog vaidenas ausyse. Tai randam. Jo, biškį nejauk. Jo. Dabar galvoju ir taip. Ar esam tai geras draugės, kad jūs manęs neina ieškot, ar aš čia pusę valandos be reikalo stoviu. Bet random, aš jų negirdžiu, kad jos ten kalbėtų kažkaip. Ir panašiai, nes va, nieks neina. Net galiu partinti. Ai, negaliu. Sorry. Ja. Tipo, random, aš čia be reikalo stoviu ir tipo laukiu, kol jos ateis. Ne, nu nahui. Taip, jų nėra. Jos, tipo, jų nėra. Man rodos ateina. Surėkia, eina nahui. Jos ten. Surėkia, karočiui. Va, jos ten. Jos ten. Atėjo po 100 metų, kad aš tiesiog nusišioką parodysim to jūs. Čia stoviu, va čia atsisukus ane kamerą ir jos rėkia. Tai zdarova! Jos ateina. Random apgavau jas, bet jos iš to video pamatys tikrai. Kas čia daros? Pagaliau! Raminies. Niekas neužpuolė. Ne. Radot, ne? Labas, tu irgi labas ir tau. Ai, tu gali. Nedarau. Pasitikot. Ai.
Ir tu čia, ir tu čia, ir tu, ir tu, ir tu, ir tu, ir tu, ir tu, ir tu. Nežinau. Ir tu, ir tu, ir tu, ir tu. Nu, todėl, nes pasiklyinau. Tai labai. Rado tave. Taip. Ką tu čia Dyla darai? Silgu viltis. Dila. Rado. Kdo viltis, tu dilė, nahui. Aš tai daugiau padarysiu. Aš gerai tai padarysiu. Aš padarysiu. Na gerai, nu. Aš pavargau. Rado. Dyla, ką tu ten darai? Dyla! Dyla! Aš tokis puikis. Atgavo! Apgavau gailą. Apgavau. Jo, galėsit YouTube šitą video pamatyti visą, ką aš pasakoju. Nu tai karočią, te visi matot. No? Pamatysit šitą video visą YouTube. Galėsit tada žvengti. Kodėl? Todėl. Verkiai? Jo. O tu ką, irgi Agne verkiai? Ne, blėt, neverkiau. Aš visiškai verkiau. Viskas, ate visiems. Palaikykite ir parašykite komentarus.